Atvažiavęs studijuoti į Varšuvą jaučiausi esas tikras Lenkas, savas tarp savų. Sekėsi bendrauti su lenkiškai kalbančiais moksladraugiais, domėjausi Lenkų kultūra, literatūra, muzika, daile. Tačiau aplinkybė susiklosti taip, kad būtent čia, Varšuvoje, įvyko tai, kas mano gyvenimą pakeitė iš esmės. Pasijutau lietuviu esas. Studijuodamas mediciną Varšuvos universitete greičiau negu bet kuris kitas atpažinau pirmosius savo ligos požymius. Persmelkė negera nuojauta. Negi tai džiova. Laikas ėmė suktis kaip pašėlęs. Nebeliko laiko smulkmenoms. Reikėjo koncentruotis į esminius dalykus. Tik tada dar nežinojau, ką teks paaukoti savo apsisprendimo vardan. Tūkstantis 1899 m. lapkričio 16 d. mirus daktarui Vincui Kudirkai, ši liūdna žinia greitai pasklido po Naumiesčio apylinkes. Į laidotuvę susirinko negausus būrys žmonių. Daug kas tik pro namų kampą atsargiai stebėjo, kaip palydimas didysis vardininkas. Žmonės baiminosi persekiojimu. Caro žandarai net eglišakės surinko prie bažnyčios, kad kuo greičiau panaikintų laidotuvių pėdsakus. Prie kapo duobės niekas nesakė paskutinio žodžio. Susirinkusiems pritrūko drąsos. Viešpaties angelą didžiajam lietuviui paskutinį kartą pagiedojo ne lietuviškai, bet lenkiškai. Tarp palydinčiųjų buvo persirengusių caro žandarų ir agentų. Po laidotuvių Kudirkos bičiulė Valerija Kraševska dar kelis kartus aplankė mylimojo kapą, tačiau gyvenimo aplinkybių verčiama greitai išvyko. Užžėlė takelis kapinėse, viskas lyg nurimo, pasimiršo. Tik po 3 metų Kudirkos draugams ir bendraminčiams už Lietuvoje ir Amerikoje surinktas lėšas pavyko pastatyti paminklą, ant kurio buvo iškalti žodžiai iš tautiškos giesmės. Caro žandarai vis klausinėjo vietos lietuvių, ką reiškia tie žodžiai. Susivokę, kokią prasmę turi tautiškos giesmės keturėlis, liepė tuos žodžius iškirzdinti. tą vietą uždažyti juodai. Tačiau tų žodžių buvo neįmanoma ištrinti iš žmonių atminties. Savęs ir tautos pažinimo išbandymus perėjęs Vincas Kudirka pažadino Lietuvą, o tai jam kainavo gyvenimą. XIX amžiaus antroje pusėje Lietuva išgyveno niūrius laikus. Rusijos imperija plėtėsi į vakarus. Buvo vykdoma nuosekli politika, kurios esmę nusakė carienė Jekaterina II. Nutautinti, nukatalikinti. O tai reiškė supravoslavinti, sumaskolinti. Po 1863 metų sukilimo rusifikacija gavo kraštutines formas. Kaip pateisinimas buvo akcentuojamas teiginys, kad susikūrus Lietuvos didžiajai kunigaikštystei viskas buvo rusiška – valstybinė kalba, tikyba, politinė teisė, papročiai. Lietuva buvo oficialiai pripažinta rusišku kraštu. Aktyviausiam rusifikacijos veikėjui Muravjovui Korikui buvo suteiktos visos priemonės naikinti lietuvišką nacionalinę savimonę, kultūrą, švietimą, religiją. Vietinius valdininkus keitė atvykėliai iš Rusijos. Buvo uždarinėjamos lietuviškos mokyklos, įbrukus nekenčiamą taip vadinamą graždanką, draudžiamas lietuviškas raštas.
bažnyčios verčiamos cerkvėmis. Net žemė buvo supirkinėjama prievartiniu būdu ir pardavinėjama atvykstantiems kolonistams lengvatinėmis sąlygomis. Kas yra lietuvis ir kas yra Lietuva? Apie tai niekada savo šeimoje nebuvo girdėjęs kalbant mažasis Vincukas. Pradėjo jis mokytis rusiškoje Paežerių mokykloje, su draugais kalbėjo lenkiškai. Tačiau niekada nepamiršo to, ką perėmė iš tėvų, Paežerių žmonių, gryną, gyvą kapsų kalbą, gražias pasakas, dainas. Kudirkos motina mirė, kai Vincui buvo tik 10 metų. Tėvas vedė gerokai jaunesnę moterį, kurią Vincas pamilo kaip seserį. Kai tėvas nematydavo, kartu žaisdavo, dainuodavo ir šokdavo. Tačiau visą laiką ilgėjosi motinos, iš kurios, kaip jis vėliau rašys, buvo paveldėjęs menišką sielą, muzikalumą, potraukį prie dailių dalykų. Iš jos jis gavo visą, ką motina lietuvė gali duoti savo vaikams. Pavyzdingai mokęsis, Vincas per 3 metus baigė pradinę mokyklą. Jam kaip vyriausiam vaikui tėvas buvo numatęs kelią toliau į mokslo aukštumas, į Marijampolės gimnaziją. Čia buvo dėstoma rusiškai, kartu čia tvyrojo ir stipri lenkiška dvasia, dėl kurios ne vienas besimokantis lietuvis, Kudirkos žodžiais, klopas, jautėsi nevisavertis. Sykį Velykų atostogų teko man grįžti namo iš gimnazijos. Kaip ir dera, pagal etiketą Lenkų kultūros ugdytam jaunuoliui, iš tolo pamatęs prie tvoros manęs belaukiančius saviškius, sveikinausi lenkiškai. Tačiau tėvas su seserimis pripuolęs labinosi kuo garsiausiai lietuviškai. O pro šalį važiavęs kaimo seniūnas nusišaipė į ūsą: iš mužikų kilęs nebūsi tikrų panaičių. Gėda man dėl saviškių ir tiek. Kalbėti lietuviškai reiškia būti artojo sūnumi, o kalbėti lenkiškai priklausyti aukštesniam luomui. Kalbėti lenkiškai, o ne rusiškai tuo metu taip pat reiškia ir būti caro valdžios priešininku. Dauguma mokytojų Marijampolės gimnazijoje buvo lenkai, direktorius ir inspektoriai rusai. Lietuvių mokytojų buvo tik keletas. Lietuvių tautai grėsė rimtas pavojus, nes iš gimtųjų vietų buvo varoma gimtoji kalba. Tiek bažnyčioje, tiek mokykloje buvo brukama rusų arba lenkų kalbos. Dauguma lenkų buvo įsitikinę, kad lietuviška kalba yra ta pati lenkų kalba, tik lietuviai ilgiau pratęsę. Caro administracija Marijampolės gimnazijoje leido mokytojams neprivalomas pamokas lietuvių kalba ir įsteigė stipendijas tiems, kurie baigę gimnaziją ir atestate turintys lietuvių kalbos pažymį, norėtų studijuoti Maskvos ar Peterburgo universitetuose. Tokiu būdu buvo stengiamasi atitraukti jaunuomenę nuo lenkiškos kultūros įtakos. Tačiau šiomis privilegijomis Kudirka nesusiviliojo. Turtinga Juzefo Kraševskio, Adomo Mickevičiaus, Vladislovo Sirokomlės kūryba jau buvo paveikusi gimnazistą Vincą. Jį traukė lenkiškai kalbėti, rašyti, kurti, elgtis pagal etiketą, kaip ir derėtų aukštosios lenkų kultūros ugdytam jaunuoliui. Baigus Marijampolės gimnaziją, Kudirkai buvo numatytas garbingas kunigo kelias. Matyti vyriausią sūnų kunigu buvo tėvo Motiejaus Kudirkos ambicingas noras ir siekis. Seinų seminarija tuo metu buvo vienas iš stipriausių lenkystės lizdų. Joje mokėsi ir lietuvių sūnus. Kaip ir gimnazijoje, seminarijoje besimokydamas klierikas Kudirka vis labiau tolo nuo savo tautos. Seinų seminarijoje atsiskleidė įvairiapusiai Vinco Kudirkos gabumai.